Sveiki, šiandien turime dirbtuves vėl ChatGPT ir CodePen panaudojimas, tai yra HTML, CSS ir JavaScript panaudojimo galimybės, o ChatGPT daugiau kaip pagalbininkas, asistentas, kuris mums padės įgyvendinti mūsų fantazijas. Šiandienos turime geolokacijos panaudojimą, tai yra kai telefone arba nesvarbu kompiuteryje, naršyklėje galite matyti savo lokaciją žemėlapį ir ta lokacija ir jūsų įrenginys tiesiog seka jūsų lokaciją, jūsų buvimo vietą. Tokiu būdu šitą galite išnaudoti įvairioms veikloms tiek nuo orientacinio organizavimo, kai galite nueiti iki tam tikro taško, visiškai nereikia fiziškai pažymėti ant medžio ar kažkur tai tam tikrų atsižymėjimo taškų, tiesiog nueina iki lokacijos ir automatiškai gali aktyvuotis tam tikros užduotys arba kodai. Aš parodysiu patį principą, toliau jūsų fantazijos reikalas, plus parodysiu porą pavyzdžių, kuriuos padariau, kad galėtumėt susipažinti, ką galima padaryti. Tai šiandienos, kaip ir sakiau, geolokacijos panaudojimas. Labai įdomus dalykas dabar intro dalis, po to dirbtuvės, naudosim įrankius CodePen plus ChatGPT ir pafantazuosim, ką galima toliau padaryti. Tai turiu porą pavyzdžių. Pirmas pavyzdys toks įdomesnis, sudėtingesnis, prie kurio skiriau daugiau laiko. Jis vadinasi kaip ir žaidimas, padarytas su CodePenu. Vadinasi detektyvas, dingo šeimininkas, pradėti žaidimą ir trumpas aprašymas. Čia labiau demo, pati idėja, tai tau reikės keliauti po pasaulį ir išsiaiškinti. Žaidimas prasideda jūsų lokacija, aišku, naudojant naršyklę jūsų paprašys leisti prieigą prie lokacijos, kaip matot atsidaro žemėlapis, jeigu neleisite, tai žaidimas negali vykti, turite leisti, tai galima leisti šį kartą. Ir nustato, kur aš randuosi, šiuo metu randuosi kažkur čia. Tik tais tiek, dirbant su geolokacija, tai yra naudojamos ryšių sistemos tiek interneto ryšio, gali būti naudojamos, tiek gali būti naudojamas GPS. Pozicionavimo sistema, tai GPS žymiai tikslesnė yra, kompiuteris GPS turi arba labai silpną, arba visiškai neturi, juolab, kad patalpoje ryšys yra blokuojamas. Tai, tiesiog nepasiekia ryšys, tiesioginį neturi su palydovais, tačiau telefone laukia puikiausiai veikia ir nustato labai tiksliai jūsų buvimo vietą. Tai šiuo atveju, kadangi kompiuterėje nebus tikslu, bet jeigu tą patį adresą atsidarius telefone, jūs būsite gan tiksliai. Reali mano vieta yra kažkur va šitoj vietoj. Šitoj vietoj viršuje mane rodo visiškai tolokai nuo čia. Tai dabar esminė žaidimo vieta, realiai tai yra mano taškas, kur aš randuosi, taip yra suprogramuota ir jūs tą irgi galėsite padaryti, jūsų buvimo vieta ir toliau atsitiktinoj vietoj, tam tikrų nustatytų atstumu, berods turiu suprogramavęs, kad tai būtų 500 metrų spindulio atstumu, atsitiktinai atsiranda taškas, į kurį reikia nueiti. Čia sako, kad tai yra klientas, eik išklausyk jo. Tai realiai aš turėčiau dabar nukeliauti iki to veikėjo. Aš kadangi sėdžiu prie kompiuterio, tai nenueisiu, tačiau galima nueiti. Aš turiu berods padaręs testavimo režimą, o gal ir neturiu. Jo, neturiu testavimo režimą, bet galiu parodyti. Yra padarytas specialus testavimo režimas, testing mode, kur užtenka mygtuko paspausti ir suveiks. Aišku, darant tikrą žaidimą to nedarytume, aš pakeisiu į tiesą, true, testing mode, testavimo režimas, išsaugosiu. Ir pabandysiu iš naujo atsidaryti pilname lange, pradėti žaidimą. Dabar jau yra įjungtas testavimo režimas, mano lokacija. Kaip matot, šuniukas atsirado kitoje vietoje ikonėlę. Ir dabar jau, kai paspausiu, turėtų veikti. Paspaudus, tai yra aktyvuojasi, kadangi įjungtas testavimo režimas, dar sėkiai sakau, kad aktyvuojasi man su pelytė paspaudus. Išjungus testavimo režimą, duodant žaisti, tai to nebūtų, reikėtų nueiti iki to šuniuko. Tai čia vėlgi paspaudžia dabar. Labas, tai va, norėčiau, kad padėtum. Dingo mano šeimininkas. Vedžiojo mane ir dingo. Mus kartu matė katė.
Reiktų jos klausti, gal ji ką žino? Paklausčiau aš, bet aš nemėgstu kačių. Jos turi blogą kvapą. Tą miauksę turėtum rasti netoli, o kol kas iki. Tai va, čia toksai detektyvas žaidimas, reikia surasti šuns šeimininką. Tai dar sykį paspausiu ir La, uždarysiu. Tai esmė dalykas, kai šitą aplankai, atsiranda kitas taškas, į kurį reikia nueiti ir tokiu būdu žemėlapiu yra keliaujama ir vykdomos tam tikros užduotis. Kai nueina, tada aktyvuojasi filmukas, trumpa istorija ir panašiai. Aišku, mes filmukų nekursim, filmukus kurti jau yra papildomi dalykai, papildomų įrankių naudojimas, bet vietoj filmukų lygiai taip pat galima padaryti su tekstu, tik tais, kai perskaitot žinutę tekstą, užuominą, kur eiti toliau ir galima sukurti visai įdomų interaktyvų žaidimą visiškai neteršiant gamtos, nepaliekant įvairių šitų popierių ir panašiai su tikrais taškais gamtoje. Viskas yra kompiuterėje, bet jūs realiai vaikštate, pasiekite tašką, aktyvuojasi taškas ir duoda jums užuominą. Tai realiai nuėjus iki čia aktyvuojasi, nuėjus iki čia aktyvuojasi. Dabar kol kas yra tik tais testavimo režimas, tai aš galiu paspausti. Dabar tiek parodžiau, čia realiai jūs aš įdėsiu šitą nuorodą, galėsite pasižaisti, pasižiūrėti, kaip tai atrodo, įdėsiu į YouTube komentarą. Kitas pavyzdys, primityvesnis, kokį mes panašų darysime, tai kitas pavyzdys kažką panašaus ir bandysim padaryti, labai primityviai. Tai va toks pavyzdys, tiesiog mūsų taškas, kur mes randamės, kaip matot, toj pačioj vietoje randuosi, nes iš kompiuterio čia nustato galbūt pagal Wi-Fi ryšį arba kitus parametrus. Ir čia yra kiti sudėtės ikonėlės, matot, atsiranda irgi, kuriuos reikia aplankyti, galima nueiti ir rinkti taškus. Čia beje kitoks yra žaidimas, kai nueinate iki tam tikro taško ir kaip žaidimas renkasi taškai. Žaidimas plus turite sportą, nueinate žingsnių. Pavyzdžiui, šiuo metu yra suprogramuota, kad žemėlapyje atsirastų viso 6 taškai, 2 voverės, 2 barsukai ir 2 lapės. Ir čia galima netgi duoti vaikams, pavyzdžiui, vaikams tokį sukūrus žaidimą, susiplanuoti, kad tai būtų stadione ir kad vaikai, pavyzdžiui, netgi galvotų ir bandytų išmastyti, kai atsitiktinai išmėtyti taškai, kaip jiems padaryti kuo trumpesnį atstumą arba kuo ilgesnį atstumą. Aišku, galbūt trumpiausio atstumo paieška yra įdomesnis žaidimas. Ir jie gali eiti. Plius galima išsaugoti visą nueitą kelią, nes einant jis piešia liniją. Ir, pavyzdžiui, vaikai pabaigę žaidimą, išsaugo ir paveiksliuką perduoda mokytojui ir parodo, kokią trajektoriją jie ėjo. Yra keli apribojimai, kadangi tai yra CodePenas, jis veikia naršyklėje, tai jeigu atsidarius telefone, jūs esate sekami palydovinio ryšio tol, kol yra telefonas aktyvus. Jeigu telefonas yra užgesinamas ekranas, jūs nebesekamas esate automatiškai. Nes tai ne appsas yra, tai yra tiesiog puslapis. Kol puslapis gyvas, tol seka. Reiškia, žaidžiant šitą žaidimą, visada telefonas turi būti aktyvus ir būtent atidaryta ta nuoroda. Na, nėra to blogo, kas neišeitų gerą, tai jūs esate tikri, kad vaikas ten, tarkim, nežais žaidimus tuo metu, kai vykdys tą užduotį. Telefoną naudos, bet telefonas turės būti atidarytas šitas žemėlapis, nes vos tik tai jį išjungs, GPS ryšys bus prarastas ir tose vietose rodys tiesiog brūkšnį, kol vėl įsijungs šitą aplikaciją. Tai mažiau kalbų, parodysiu, kaip tai daroma. Periname prie dirbtuvių ir naudosim CodePen plus ChatGPT. Taip. ChatGPT įsidarysim. Prisijunkime prie savo paskyros. Taip, paskyra prisijungta. Atsidarykime naują, visada naudojam pen funkcionalumą. Ir turime HTML, CSS, JavaScript. Ir galim pradėti. Noriu sukurti
primityvų geolokacijos žaidimą su CodePen, naudodamas HTML, CSS ir JavaScript. Pradžioj užteks, kad mano pozicija matytųsi žemėlapyje ir einant brėžtų liniją. Plius turi būti mygtukas, kuris leistų išsaugoti žemėlapį ir mano nueitą kelią kaip paveiksliuką. Nu, pradžiai tiek užteks. Pažiūrėsim, ką jis pasiūlys. Svarbu atkreipti dėmesį, iš karto noriu atkreipti tą pati biblioteką, nes čia tiesiai nebus visas kodas, dalis bibliotekos bus atskiras JavaScript failas, kuris realiai yra parsisiunčiamas ir naudojamas. Jis vadinasi leaflet.js, tai parodysiu, kaip jį prisidėti. Labai minimaliai HTML, kaip matot, kalbos yra tik tais žemėlapio elementas vienas ir mygtukas, kuris išsaugos. Daugiau kaip ir nieko nėra. Toliau CSS labai svarbus dalykas. Papildomai JavaScript'as su Leaflet ir Leaflet Image.js bibliotekomis. Toliau papildomi skriptai, kuriuos reikės įsidėti, tai yra šitie. Paaiškinsiu, kaip juos įsidėti, nes jų neužteks tiesiog nusikopijuoti. Būtent naudot CodePen reikės šitas nuorodas įsidėti. Beje, šitas nuorodas turi būti veikiančios, galima pasitikrinti, ar jos yra veikiančios. Tiesiog nukopijuoju vieną iš nuorodų ir naujame skriptuke atsidarau. Turėtų kažką panašaus būti. Čia jums nereikia suprasti, kas tai yra. Tai yra tiesiog bibliotekų funkcijų rinkinys darbui su žemėlapiu, kurį jūsų rašomas kodas naudos. Tai žinoti daug nereikia, tiesiog galima atsidaryti, pasitikrinti, ar tikrai atsidaro, nes jei neatsidaro, nieks neveiks. Nu, atsidaro, reiškia viskas gerai. Na ir paskutinis yra CSS, tai stiliaus failas, kuris reikalingas žemėlapiam. Čia jau CSS jo nemažai yra. Visi atsidaro, visus galėsim naudoti. Ir dabar galim iš eilės eiti HTML, CSS ir JavaScript pasiimam. Pasiimam HTML arba galim tiesiog copy mygtuką spaust ir einame į savo CodePen, įdedam HTML. Čia galime pasivadinti projektą pirmą viršuje, kad mūsų projektas vadinsis žaidimas surink taškus, tarkim. Žaidimas surink taškus, aš paskui šitą pasidalinsiu, galėsit plėtoti. Paprastas mygtukas. Toliau CSS. CSS yra stiliaus kalba, kuris stilizuoja jūsų kuriamą produktą. Iš karto mygtukas gražesnis pasidaro. Ir dar nėra žemėlapio, žemėlapiai kels JavaScript'as. Dabar pasiimu JavaScript'o kodą. Niekas neatsirado, nes mes neturim bibliotekų dar užsidėję. Dar liko bibliotekos. Čia iš principo rašo, kaip tai padaryti. Sako, nueik į JS settings ir pridėk šituos. Ne visi prisideda, šitie du prisideda prie JS settingo, šitas, kadangi yra stiliaus failas, jis dedasi prie CSS settingo. Tai, matot, tas pats ChatGPT ne viską tiksliai surašo, bet, na, visada, kai darant, vėlgi galima perklausys. Kaip sakau, jis yra labai geras asistentas, bet toks išsiblaškęs ir kartais ne visada viską tiksliai pateikia. Tai visada galima klausti, man nesigauna, kaip tiksliau paaiškinti ir taip toliau, nebijokit klausti. Aš kadangi žinau, tai jums pasakau ir atsiminkit, jeigu yra kažkokios tai papildomas bibliotekos, jos įsideda per settingus. Settingai yra būtent šitas dantratukas, tiek JavaScript'as turi va tokį krumpliaratį, tiek CSS turi krumpliaratį, tiek HTML'as turi krumpliaratį. Tai šiuo atveju JavaScript'o krumpliaratį atsidarom ir į čia esančių
laukus, yra jau 2 laukeliai pridėti, jie yra tušti. Čia tik tais parodytas pavyzdys, kad galima įkelt, bet realiai tai yra tuščias. Tai čia galima įdėti, įklijuoti. Įklijuojam vieną JS ir galim iš karto kitą įklijuoti. Šitą. Jeigu JS eina prie JavaScript. JS eina prie JS. Pabaiga, matot, yra JS. Tai yra JavaScript failai. Ir išsaugom. Žiūrėkit, iš karto atsirado kažkoks tai žemėlapis. Ne, bet jis dar nestabiliai veikia. Veikia nestabiliai, nes dar mums trūksta CSS stiliaus failo, kuris tą žemėlapį sutvarkytų. Tai apačioje yra CSS, bet vėlgi, vėlgi matot, įdėjo visą. Jums reikalinga tik pati nuoroda. Nuoroda yra čia. Čia vėlgi, jeigu nesuprantat, visada ChatGPT nebijokit klausti, jis yra asistentas, jums padės kiek reikia. Aš kadangi žinau, jau dariau ne kartą, tai aš tiesiog tik tais tą nuorodą be kabučių nusikopijuoju. Ir kadangi tai yra stiliaus biblioteka, einu čia ant ratuko, lygiai taip pat apačioje yra external nutolę stiliaus failą ir įdedu į vieną iš tų laukelių. Ir išsaugau. Ir čia iš karto turėtų susitvarkyti. Va, iš karto žemėlapis susitvarkė. Jeigu artinsiu, aš galiu, jau turiu, čia ne Google Maps, čia yra kitas naudojamas žemėlapis, bet jis puikiai tinka. Vietovės nustatymui ar kažkokių tai įdomių veiklų ir žaidimų kūrimui puikiausiai tinka. Tai va, galit pritraukti, kur norit Vilnių, savo miestą ir panašiai. Yra minus mygtukas, pliuso tik nematau mygtuko. Aha, nurodė, dabar aš ko nematau, ko trūksta, manęs nerodo. Ar ne? Žiūrim, toliau ChatGPT. Čia klausia, jei nori, galiu tau iškart sukurti veikiantį CodePen šabloną ir atsiųsti nuorodą. Ne, nereikia, bet jis galbūt galėtų. Galėtų paklausti, bet mes to negaišim, aš jau pasidariau. Aš susikėliau kodą, žemėlapis užsikrauna, bet nerodo mano buvimo vietos. Pradėkim nuo to. Klausia, ar naršyklė leidžia naudoti geolokaciją? Sako, ar yra šita eilutė, location found. Gerai, pažiūrim, ar yra tokia vieta. Galim nueiti į... Manęs kažkodėl neranda. Pabandykim refreshint. Ne, niekas nesiranda. Jeigu atsidarysiu naujame lange, irgi manęs neranda. Dar gal pabandykime išsijungti čia šituos. Gal jis kažkaip tai tuos anksčiau turėtus. Ir prastartuokim. Ne, neranda. Ir tada eikime į kodą ir ieškokim tos eilutės, kuri ten buvo paminėta. Aš ieškau. Found, location found. Yra pas mane tokia. Galim dar sykį jam duoti kodą. Štai žiūrėk, mano kodas, bet lokacijos nerodo. Šitą kodą nukopijuokim. Ir sakykim ChatGPT. Štai mano kodas, bet lokacijos vis dar nerodo. Sako, atrodo beveik, kodėl lokacija nerodo, yra pataisyti. Aha, kažko rado. Trūksta location error, klaidos gaudytoja. Ok, mes čia daug galim nesuprasti, tai mes galim paprašyti perrašyk teisingai JavaScript. Perrašyk visą JS. Aha, perrašyk visą JS, paprašykim. JS tai JavaScript. Koordinatės, longitudas, latitudas. Ok, ilgumo platuma. Ir įklijuojam vietoj esamo kodo ir pasižiūrėsim. Čia pačioj turėtum šiaip
O, jau rodo, startas. Štai mes. Viskas. Klaidos gaudimą įdėjo, matyt, kadangi nebuvo klaidos gaudimo, kažkur tai bagino. Bet įdėjus klaidos gaudimą susitvarko. Tai mūsų kaip ir rodo. Dabar mes tik nežinom, ar brėžia liniją. Mes to negalime patikrinti. Norėdami patikrinti, mes turėtumėm tai įsikelti į telefoną. Aš pabandysiu savo persisiųsti į telefoną. Taip, nusisiųsiu telefoną ir pasižiūrėsiu, ar gaudo lokaciją. Simsiu telefoną. Slack. Taip, per Slacką persisiunsim, per pokalbių programėlę, savo nuorodą ir pabandysiu atsidaryti lokaciją. Ir mane rodo. Ir netgi braižo linijas. Linijos šokinėja, galiu parodyti. Jeigu čia matysis, galite matyti raudoną liniją. Štai jūsų šokinėja šiek tiek. Kadangi būnant patalpoje, tai šiek tiek gali šokinėti. Nes ne visai tiksliai arba iškart įjungus pradžiai būna pašokinėjais vaizdas. Tai ta raudona linija reiškia yra mano lokacija. Tai tikiuosi matėsi šiek tiek. Ekrano nuotrauką aš įdėsiu irgi į pokalbių langą, ne pokalbių langą, į komentarus, tai galėsit pasižiūrėti, kaip maždaug atrodo. Tai jau linija brėžia, tai reiškia galima eiti ir plus yra išsaugoti paveikslėlį, pažiūrim, ar veikia išsaugoti paveikslėlį. Paspaudus išsaugoti paveikslėlį niekas nevyksta. Vyksta, vis dėlto vyksta. Tik čia šiek tiek reikia palaukti. Kažko nelabai vyksta. Gal uždengtas. Taip, pasakom, paspaudus išsaugoti paveikslėlį, niekas nevyksta. Biblioteką mes įkėlėm. Čia gali būti kita bėda. Kažkaip mygtukas yra uždengtas ir jis nepasispaudžia. Čia yra bėda. Nes rodiklė. Pažiūrėkim, pavyzdžiui, jeigu atsidarysime per visą langą, gal čia veiksis. Ne, irgi neveikia, nes buvo vienu metu lyg ir pasispaudė. Netgi atsirado. Galim parašyti bėdą, kur yra bėda. Nes mes tarsi ir paspaudėm, po daug kartų lyg ir atsirado. Bėda yra ta, kad aš spaudau ir po kažkiek laiko atsidaro išsaugojimo dialogo langas. Kodėl neveikia iškart paspaudus? Paklauskim. Sako, rodyk kraunama, kol vyksta generavimas, nes realiai užtrunka generavimas šiek tiek. Labai gerai. Mums rodys žinutė status message. Tai papildysim mygtuką su... Matot, mygtukas yra išsaugoti žemėlapį, bet papildomą eilutę įsidėjo. Čia vėlgi visko nekopijuokit, nes ne visą kodą davė. Pas mus trūksta kodo. Gerai, čia šito nenaudosim, nes divo šito viršutinio neįdėjo. Tai aš tik papildau vieną status message. Ir tada JavaScriptas. Paprašym, gal tu sugeneruok visą HTML atskirai, CSS atskirai ir JS atskirai.
Na, kad būtumėm tikri, kad viską gaunam. Jis dabar visą HTML generuoja. Čia vėlgi, jeigu jis generuoja visą HTML, tai ne visą HTML kopijuojat, o tik tais tai, kas yra body viduje ir tai, kas yra neskriptai. Tai realiai, va, tos 3 eilutės, tą ką mes ir turim jau. Tai va, tos 3 eilutės turim, tai nieko keisti nereikia. Toliau CSS viskas tvarkoja visas, jokių papildomų elementų nėra, tai visą nusikopijuoju gerai, šitą uždarysiu, kad nesimaišytų CSS visą. Ir tada JavaScriptas visas kopijuoju, visą ištrinu, įdedu. Ir mes turime vėl žemėlapį ir dabar, kai paspausiu, jau atsirado pirštukas, prieš tai nebuvo. Paspausiu išsaugoti. Va, sako, kraunamas paveikslėlis. Palaukite, kad neprispaudintumėt. Ir viršuje atkreipkite dėmesį, užblokavo, nes prieš tai klausė. Always allow. Yes. Jo, užblokavo išsaugojimą. Nes prieš tai buvau greičiausiai paspaudęs. Dabar dar sykį. Paspaudžiam. Va, dabar leidžia. Ir žemėlapis su keliu. Parsisiųsti, išsaugoti ir galim atsidaryti. Taip, va šitas. Ir va, turim savo poziciją. Jeigu būtų nueita, tai turėtų rodyti ir visą kelią. Aš patestuosiu ir ant telefono, ar tikrai išsaugo. Taip, atsidarė. Nubrėžė liniją raudoną, galiu parodyti, jį matosi, raudoną truputį matosi, liniją pribraižė, nes aš esu patalpoj ir pabandau išsaugoti. Išsaugojo, atidarau paveikslėlį ir testuojant pamačiau, kad man neišsaugo linijos. Va, matot, mano tik tais pozicija išsaugo. Tai vėlgi, tai mūsų pagalbininkas dirba blogai. Galim jam parašyti, žiūrėk, kai išsaugau paveikslėlį, rodo mano lokaciją, tačiau nerodo kelio nueito. Sako, priverstinai atnaujinti žemėlapį prieš fotografavimą. Pabandysim. Matot, gali būti problemų, gali ir neatsirast. Pabandom sakyti, kad visą perrašyk, visą JS. Aišku, nebūtinai išsaugoti paveikslėlį, mes galim ir be šito apsieiti, iš tikrųjų. Čia toks kaip funkcionalumas, jog mes galime be saugojimo paveikslėlio. Jeigu nepavyks, mes jį paliksim. Šiaip ten sudėtingas šis yra būtent išsaugojimas paveikslėlio, nes kyla iššūkių. Gerai, pabandykime įkelti vėl JavaScript. Save. Aš telefoną atsidarysiu, nes telefoną geriausia testuot. Iš naujo užkraunu. Taip, jau atsiradau. Mėlyna linija pas mane dabar jau rodo. Paspaudžiau išsaugoti. Taip. Atidarau. Ir vis tiek neišsaugo. Jo, neišsaugo. Ne, kelio neišsaugo kažkodėl tai. Ne, vis tik kelio neišsaugo. Tai palikim kelią, aš
padarysiu antrą dalį, sugalvosim kažkokį tai būdą, kaip galime. Kitas būdas galima tiesiog ekrano nuotrauką telefono padaryti. Tai paveiksliuko matot kelio neišsaugo, nes kelias piešiasi paprastai va šitas mėlyna linija. Ta ten toks mėlynas taškelis piešiasi atskirai, tai jis gali neišsaugoti. Gerai, negaiškim dėl šito laiko, bet mes turim savo poziciją ir galim vaikščioti. Jeigu atsidarysit šitą nuorodą telefone, tai puikiausiai matysit. O mes tęskime toliau. Parašom, kad vis dėlto neišsisaugo kelias nuotraukoje. Palikim tai vėlesniam laikui. Aš manau padarysiu šito įrašo antrą dalį, kur sugalvosim būdą, kaip galėtumėm išsaugoti kelią, nes kelias šiaip mums yra svarbus. Šiaip yra kitas būdas, bet jam reikėtų daugiau laiko pagaminti, tai išsaugoti kelio koordinates. Ta prasme, kiekvieno taško nueito, jeigu einat liniją, tai kiekvienas linijos taškas turi tam tikras koordinates. Tas koordinates saugant galima nupiešti liniją. Tai čia yra kitas būdas ir mes jį galėsim padaryti. Tai va, vis dėlto neišsaugo kelio nuotraukoje. Ir tas būdas ne nuotraukoje saugoti duomenų failą yra specialus failas, kuris vadinasi GPX. Jeigu kas naudojat bėgiojimui, sportui, tokias programas kaip Strava, programėlė Strava arba Endomondo yra, tai tenais yra galimybė jūsų nubėgtą kelią parsisiųsti būtent šituo formatu. Tai mes galim irgi tokį formatą išsaugoti ir paskui užsikelt. Ir vietoj nuotraukos tiesiog ant žemėlapio užsikelt savo visą kelią. Tai šitą palikim vėlesniam laikui. Gal įdėkime kelis taškus 1 kilometro atstumu. Tikslas yra nuėjus iki taško rinkti taškus kaip žaidime. Nuėjus pridedamas taškas ir ta vieta, ikonėlė, tegul būna ikonėlė, pradingsta. Ir nusiunčiu. Na va, JavaScript. Realiai nieko daugiau nereikia, yra tik JavaScriptas. HTML, CSS tas pats. Na va, parašysim visą. Man atrodo, čia visas. Va, tik tai sako HTML papildyk, kad taškų būtų. Status message. Tai šitą status message pakeičiam, kad būtų surinkta taškų 0 ir čia visą laiką rodys, kiek taškų surinkot. Toliau, aišku, JavaScriptas visas. Tikiuosi, čia visas yra JavaScriptas. Atnaujintas, tai vietoje šito įkeliam šitą. Ir dabar, matot, yra taškai kilometro atstumu. Iki kilometro yra taškai. Keletas. Dabar realiai reikėtų eiti iki tų taškų, nuėjus aktyvuotus. Galim dar paprašyti, kad aplink tašką būtų zona tam tikra, kurioje aktyvuotųsi, nes labai tiksliai pataikyti į tą tašką gali būti sudėtinga. Tarkim, jeigu jis bus ant kokio nors pastato, atsitiktinai atsiras, tai galim aplink padaryti didesnę zoną, į kurią įėjus jums taškas aktyvuosis. Tai irgi tą reikėtų apgalvoti. Aišku, visada testuojant atrasit. Padarykime, kad taškai būtų ikonėlės įdomios vaikams, o taškas turėtų keliasdešimt metrų zoną, į kurią patekus taškas užskaitomas.
smagesnį vaikams. Beje, kol generuoja, tas populiarusis žaidimas, vaikai žino tikrai, Pokemon Go ir panašių principų padarytas. Aišku, ten yra grafika ir visa kita, bet viskasgi nuo šito prasideda. Pirma sukūrėmės primityvus žaidimas, po to ir taip toliau. Tai čia HTML lieka, CSS galima papildyti, kad smagesnis vaikams. Status message, matot, atsinaujino stilius. Status message, mes turėjom tik mažesnį, aš pakeičiu nauju. Ir JavaScriptas visas nukopijuoju tiesiog JavaScriptą ir vietoj esamą JavaScriptą klijuoju. Va, dabar jau rodo dešiniai pusiai, bet neužkrauna žemėlapio. Ops, kažkas negerai. Gal pabandysiu išsaugoti ir refresh. Aha, kažkodėl žemėlapio nebeužkrauna. Bet žiūrėkit, zonos jau yra, matot, atsiranda zona, keliasdešimt metrų zonos, kas yra gerai. Prie objekto, žiūrėk, automobiliai atsiranda. Yra gerai, bet pačio žemėlapio kažkodėl neužkrauna. Bandysim paklausti. Ar čia visas JS, nes nebeužkrauna žemėlapio? Šituos mes turim. Šitą turim. Mapas turim. ID map turim. Žemėlapio aukštis irgi mes turim, man atrodo. Jo, turim šitą gabalą. Įrašymas po map sukūrimo. Pergeneruok man visą JS veikiantį. Prašau, ačiū. Gal mes ko nors nedokopijavom, nes prieš taigi veikia. Taip, galim pabandyti naujame lange, bet čia irgi panašu, kad nebeužkrauna žemėlapio kažkodėl tai. Nu, jau sugeneravo gal visą. Gerai, pabandykime visas dalis nukopijuoti JavaScriptą visą. Čia. Ištrinkim viską, kad netyčia nepaliktumėm eilučių. Save. O, užkrovė. Užkrovė, viską užkrovė. Kažką galbūt buvom pametę, tai visada verta pasitikrinti. Ir dabar atkreipkite dėmesį, yra zonos, jau nebereikia iki ikonėlės taško nueiti. Ir jau dabar galėtumėt keliauti ir išbandyti. Šiaip pavyzdžiui, jeigu yra per didelis atstumas, dideli atstumai visada galima sumažinti. Papildomai galite susikurti, kad jums sukurtų netgi įrankį, kad jūs patys galite sudėlioti vaikams taškus su pelyte, tada sugeneruojat nuorodą, toj nuorodai yra užkoduoti tie taškai ir vaikams perdodavus nuorodą, jie gali tais taškais keliauti. Tada jūs tiksliai, pavyzdžiui, apsiribosit tik tais, pavyzdžiui, stadionų, parkų ir taip toliau. Nes dabar atsitiktinai gali būti, jau čia galbūt tik su vyresniais būtų galima taip žaisti, nes atsitiktinai. Toliau atstumas, jeigu norite, vėlgi yra atstumas kontroliuojamas. Va šičia vietą atkreipkite dėmesį, jeigu kodą skaitysit, čia net paliko komentarą, kad čia 1000 metrų. Pavyzdžiui, pakeitus į atstumą kokį nors 300 metrų, turėtų atstumai būti mažesni. Žiūrėkit, iš karto daug mažesni atstumai yra. Iki 300 metrų. Na, čia kažkur yra. Tas šuniukas nuo šito taško yra apie 300 metrų. Galima dar mažinti. Aišku, tada galbūt reikėtų mažinti ir apskritimo dydį, jeigu labai mažas plotas.
Tai šitų užsiėmimų su geolokacijas bus dar ne vienas, čia buvo pradžia tik tais, nuo ko pradėti, toliau jūsų fantazijos reikalas, kaip pasigaminti, o kitose dalyse bus ne viena dalis, aš tęsiu šitą pasakojimą ir plus kitame jau pasakojime parodysiu, ištestuosiu šitą žaidimą, nes dabar, kadangi aš sėdžiu prie kompiuterio, tai negaliu ištestuoti ir nueiti, tai pademonstruosiu, kaip veikia iš telefono įrašą padarysiu, parodysiu antroje dalyje ir tai tiesiog sekite mano įrašus ir tegul kūryba klesti. Jeigu jums patinka šitie įrašai, tai tiesiog prenumeruokite mano kanalą ir bus tokių įrašų daugiau. Ačiū uždėmesi.